Sveiki! Nu, kaip matom, dėžutė sveika, nesulankstyta, čia truputėlį nedaug tik tai. O vat, prašom, Diamond Painting. O kas čia, ar ir koks paveikslėlis? Ne, tai jau matyt bus viduje. Va, eisim žiūrėti, kas viduje. Visada smagu tas procesas. Išėmimo, išpakavimo. Nu ir žiūriu, kodėl taip greitai atsiųsta, todėl kad iš Kinijos siųsta į Estiją. Va, štai kodėl taip greitai atėjo siuntinys. Pašte sako, kad dabar iš Kinijos per Estiją siunčia. Nu, man sunku, kad su ta viena ranka čia išpakuoti, bet va, čia ta drobė. Tie visi deimančiukai, va paveiksliukas, va Lakšmi. Tai Aistės užsakymas. Nu, va ir bandysim tokį paveikslėlį išklijuoti. Spalvelių daug, labai gražių. Vienas malonumas. Va, kas čia dar? Nu va, kas buvo šitoj dėžutėj? Drobė ta, va, ant kurios reikės klijuoti. Pažiūrėkim, va, visą schemą. Užsiklijuojam. Nu va, toks paveiksliukas. Instrukcija. Va, kas koks simbolis, kokia atitinka spalva. To puikus tikrai pardavėjas, įdėjęs dėžutę, į kurią galima supilstyti tuos deimančiukus, va, kurie taip puikiai ir kokybiškai supakuoti. Ir numeriukai tokie aiškus. Tikrai labai kokybiškas produktas. Žymiai geresnės kokybės, negu kad pirmąjį savo darbelį dariau. Nu irgi vonelė šitą kristalėliams išsibarstyti, susibarstyti pagal reikiamą poziciją. Na ir naujas dar dalykas, toks atrodo pieštukas, bet jis tuščia viduris. Čia yra tokia gumytė, ja, šitaip paspaudė, jinai įlenda į tą skylutę ir gaunas toks lipnus pieštukas, kurio pagalba paskiau imi tą deimančiuką, kurį čia pasibarstęs ir neši prie tos schemos ir tiesiog įklijuoji va šitaip. Iškas yra būdas su pincetu ir su šituo. Aš kaip tik ir laukiau to naujo būdo pamėginti, gal taip žymiai greičiau darbas vyks. Nu va, tai mėlėjai, iki pasimatymo parodysiu, kai jau bus kažkiek jau išlipdyta. Sėkmės visiems, iki!